Farmakotechnikai yra vaistininkų padėjėjai. Jie pagal gydytojų išrašytus receptus ruošia vaistus, parduoda pagamintus vaistus. Gali dirbti vaistinėse, vaistų sandėliuose, laboratorijose, vaistų gamybos įmonėse. Vaistinėse dirbantis farmakotechnikai parduoda vaistus pagal receptus, paaiškina, kaip juos vartoti, laikyti namuose, teikia medikamentinę nereceptinę pagalbą klientams pagal jų skundus dėl negalavimų, rengia vaistų ir kitų prekių užsakymus. Laboratorijose dirbantis farmakotechnikai ruošia darbui medicininę įrangą, tyria naujų vaistų poveikį, įvertina vaistų kokybę, užtikrina tinkamą vaistinių medžiagų laikymą. Aš esu Markas, man 16 metų. Domiuosi muzika, teatru, daile, groju mušamaisiais instrumentais. Ketinu studijuoti ir dirbti Lietuvoje meno srityje. Aš Kristina, esu Simono Daukanto gimnazijos 12-okė ir man patinka anglų kalbos, dainavimo bei teatro pamokos. Norėčiau studijuoti režisūrą užsienyje ir dirbti Holivude. Aš Jonas, man 17 metų. Mėgstamiausi dalykai – fizika, matematika ir chemija. Svajoju studijuoti mechatroniką ir sukurti savo robotą. Laisvalaikiu lankau kovos menų treniruotės. Vygintas Čepulis, profesija ir pareigos farmakotechnikas. Darbo stažas 3 metai, baigė Kauno kolegiją. Kaip jūs nepasimeta tarp šitokios vaistų gausos, šitiek spalvų, šitiek pavadinimų, Atėjus klientui, tu nepradėsi ieškoti kažko kompiuterį, turi paprasčiausiai viską žinoti ir turėti galvoje viską. Aišku, ne visada pacientai žino vaisto pavadinimą. Dažniausiai ateina ir sako, duokit man nuo širdies vaistų su raudonu brūkšneliu. Jo, ir ieškai to raudono brūkšnelio ar ten trikampės tabletės. Juokingiausia būtent specialistui būna vaistų pavadinimai, kai žmogus pamiršta, kaip jisai tarėsi ir bando kažką tokio atrasti. O jums lengva įskaityti receptus, nesgi daktarų raštas yra, visiškai daktarų raštas. Jo, čia kartais ir susidarom su problema. Dažniausiai perskaitom. Labai retais atvejais siunčiam atgal pacientą, kad jisai paprasčiausiai gautų receptą su įskaitomu raštu. Taip, šituos. Ir ką aš su jais darysiu? Ir visus šituos nunešit ir sudėliosit į stalčius. O, Ime? okei. Su Marku tai turiu istoriją. Ai, tada. Man buvo labai blogai, aš gulėjau lovai. Jinai man parašė, kad jai yra labai blogai ir reikia kažkokio tai vaistų pavadinimo. Nuėjo į vaistinę, ten sekmadienis buvo dar, kol surado kokią dirbą. Kad bėgau ir iš karto pradėjau sakyti vaistų pavadinimą. Niekaip neatsiminė ten to pavadinimo vaistų, Na, pasakiau vis pirma, nuo ko tas vaistas ir bandžiau tada kažkaip nevykusiai pasakyti jo pavadinimą. Suprato iš šiaip ne taip vaistininkai ir padavė tuos. Dėkinga vaistininkui arba vaistininkiai. Arba ten buvo farmakotechnikė. Farmakotechnikas, jeigu yra vaistinio padėjėjas, tai ką tada daro pats vaistininkas? Kuom jie skiriasi? Praktiškai kol kas Lietuvoje nesiskiria nieko. Ateityje tai pradės skirtis, vaistinė be farmakotechniko dirbti negalės. Farmakotechnikas surinks vaistus, aptarnau žmogų, o vaistininkas suteiks farmacinę paslaugą. Jeigu farmacijoje dirbti, tai turbūt patiktų labiau ne su pačiais ligoniais, su žmonėm bendrauti, o kurti vaistus ir kažkaip kitaip prisidėti prie vaistų gaminimo pačio. Gamybiniai vaistiniai gaminami vaistai, atnešamas receptas ir ten darbo daugiau, kruopštesnis darbas. Kartais kiekis būna išrašytas mažesnis nei originalioj pakuotėj, tai mes jį išardome ir atskaičiuojama tiek, kiek turi būti išrašyta recepta. Žiūrint, kokį vaistą gaminam, ar tai miltelius, ar sirupą, ar tabletuojam, skirtingas darbas, kiekvienam reikalingas kruopštumas ypatingai, atsakingumas, matematiniai sugebėjimai. 1, 2, 3, 4. Atsakomybė didelė vaistiniai, tiek vaistininkų, tiek farmakotechnikų. Tikrinam 3 kartus receptą ir tada tik tais atiduodam vaistą. Gyvybės ir mirties klausimas iš tikrųjų iškyla. Jeigu netaip užrašysi vaisto dozę ar tokį vaistą išduosi, ypač receptinius vaistus, kaip sužinojau šiandien, tai žmonėms gali blogai baigtis. Va šitaip duok maišelį. Pasiemi ir įberi. Taip. Jo. Per visą dieną ateina įvairių daug žmonių, jiems sunku, jiems skauda, jie pavargę. Ir paprasčiausiai reikia daug kantrybės išklausyti visą tai. Tai jūs taip išeina netgi ir toks savotiškas psichologas. Jo, kartais pasijaučiu kaip kokioje bažnyčioje, nes išpasakoju visą savo nuodėmes ir skausmus. Reikia paremti psichologiškai labai dažnai.
O ką mokykloje reikia mokytis ir kokius egzaminus išsilaikyti, kad dirbti tokį darbą? Šiai profesijai reikalinga chemija, biologija ir matematika. Kauno kolegijoje mokiausi įvairių specialybinių dalykų, tiek bendrųjų – matematika, fizika, lietuvių kalba, psichologija ir visa kita. Taip pat specialybiniai dalykai kaip farmakologija, farmakoterapija, farmakognozija, įvairių chemijos rūšių. Galėtų būti ir geresnis tokiam jaunam bičiui. Visoje informacijoje daugiausiai yra moterų, bet vyrai gana paklausus. Moteris yra gal labiau tiesiog empatiškos nei vyrai. Gali suprasti ir įsijausti kitą žmogų ir jį užjausti. Perspektyvi profesija, lengva gauti darbą baigus farmakotechnikos specialybę? Darbą tikrai gauti lengva. Vaistinėse, jo? Taip, tiek vaistinėse, tiek atstovų farmacinėse firmose. Gali eiti į valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, į sveikatos apsaugos ministeriją. Įvairus darbas ir specialybė plati. Pasirinkimas yra didelis. Tikrai nepatarčiau stoti tiems, kurie, tiesiog, nežinau, kur stoti reisiu, tikrai ne. Farmakotechniko profesiją pasiūlyčiau mokiniams, kurie domisi kažkiek medicina ir nori padėti žmonėms, bet nenori ten nei atlikti operacijų, nei su pačiais ligoninėse dirbti, gal vaistus pardavinėti būtų kaip tik jiems. Vis tiek kažkoks turi būti pašaukimas bendrauti su žmonėm, noras jiems padėti. Geriečiai, kurie viską išklauso ir visiems padeda. Galėčiau, taip, aš manau, kad aš galėčiau farmakotechniku. Aš turiu pašaukimą padėti žmonėm.